kad prie klausimų perėt. Prašau pakelkit rankas. Kas už tai, kad Koks gal možom pasakyti? Gerbiamas merė, vyriausybės atstovė, direktorė, savivaldybės tarybos nariai. Šioje tribūnoje stovi ne pirmą kartą ir nėra naujovė pasisakyti, padiskutuoti su jumis. Praėjusį kadenciją 4 metus man daugiausia teko bendrauti su tarybos nariais komitetuose ir galbūt sunkiau, galbūt lengviau, nes rasdavom bendrą kalbą ir išsiaiškinom kiekvieną klausimą, kuris liečia savivaldybės tarybos veiklą, savivaldybės, visos savivaldybės veiklą ir administracijos. Gyvenimiška patirtis ir darbas savivaldybės administracijoje leidžia man klausimus pilnumoj išspręsti daugumoj klausimų ir nusižengimų šiuo laikotarpiu lygtai neteko padaryti ir žadu ir pats žadu, jeigu pateisintų jūsų viltis, jūs išrinksite mane į savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, tęsti savo darbus, pavaduotojo pareigas, tęsti darbus ir kaip sėkmingai bendradarbiavom ir dirbame kartu iki šio laikotarpio, dirbti ir toliau. Ačiū. Dabar aš norėčiau, paprašiau yra atsakinėti į klausimus. Kandidatas baigė savo pasisakymus, pereinam prie paklausimų. Prašom, kas vienos norėtų klausimų. Edgaras Kasparys, prašau. Gal žinot, ir turite jau apibrėžti kokias pirmasis sritis? Aptarta yra tos pačios sritis, kurios buvo ir praeitoj kadencijoje. Galbūt viena kita bus pakeista, bet tai nuspręsite jūs kaip tarybos nariai. Ne, direktorius sakė. Ar yra norinčių dar paklausti? Ar lygiai taip pat tęsite biudžetą tokį išvaistymą, kaip ir tęsite jūsų darbus, ar jūs turite savo nuomonę kažkokią kitokią? Savo nuomonę visada turėjau ir turiu. Ta pati nuomonė dėl žaliojo autobusiuko, kurie buvo diskutuojami, trupučiuką grįšiu. Ir mano nuomonė buvo kategoriška, kad jo neremontuoti, nes jo variklis buvo remontuojamas 3 kartus, kurio variklio remontas, vienas remontas minimum 7000 dar litais, aš galiu pasakyti. Ir sakiau, kad reikia pirkti arba naują ieškant lėšų kažkur, arba nuomotis. Bažnyčios sprendimas buvo jūsų kaip tarybos narių priimtas sprendimas ir tai įtakoti savivaldybės administracijai, tarybos narių tikrai negalėjo ir negali. Kaip gražiai susukta? Išskyrus Edgarą, vieną norinčių dar paklausti. Sakykit, jūs dirbant labai daug buvo. Jeigu tokiu atveju jūsų nuomonė nesutapdavo su mano. Gana įdomus klausimas yra, jeigu pavaldinio nuomonė nesutampa su vadovu, tai pirmiausiai svarstom. Neleiskit atsakyti. Praktiškai būna tol diskutuojama, kol randamas bendras kompromisas. Ačiū už Rasdavom kompromisą. atsakymą. Ar yra norinčių dar paklausti pretendento į pareigas direktoriaus pavaduotoją? Nėra daugiau norinčių. Tai gerų tarybos nariai, gal norit patys pasisakyti, kas Nu, pagirkite. pagirti arba jo.
apeiti, tai prašom registruotis, kad mes pasakyčiau klausimą. Bet jis kažko nekalbėjo. Nu, negražai, jis nebesakysit. Leidžiam direktoriai pasisakyti. Edgaras Kustrys, prašau. Na, ne jiems nedrįstų iš daugumos pasakyti yra problemų. Taip, Alvydą pažįstu seniai. Manau, kompetentingas. Tačiau norėčiau ne tik tą pasakyti, tačiau norėčiau pasakyti, kad dar turėtų savo nuomonę ir ją gintų ir atstovautų. Kartais tenka pabendrauti mažai, tačiau ir tarp jūsų visų yra tokių, kurie mano daug kitaip, tačiau elgėsi kažkodėl tai, kaip pasako, kažkas iš kažkur. Tai aš tik noriu palinkėti Alvydui, kad tikrai gintų savo nuomonę ir bandytų atstovėti mažą teisybę mažoj